marketingą. Tai sveiki dar kartą, kas prisijungėt paklausyti Yes Global kompanijos atlygio plano, kuris yra išskirtinis. Šiandien pakalbėsiu būtent apie tai, kaip jūs galite iš to uždirbti. Galiu pasakyti, kad, žinot, daug kas ateina į mūsų kompaniją dėl išskirtinio produkto, kuris yra veiksmingas ir veikia tikrai be priekaištų. Bet aš visą laiką sakau, tie, kurie vartoja, jie tampa sveiki, bet tie, kurie dalinasi informaciją apie šį unikalų produktą, jie tampa dar ir turtingi. Tai aš pati jau kompanija esu 3 mėnesiai. Tikrai jau suprantu, kaip veikia šitas ir tikrai gavom jau, aš ir rangus esu jau rubinas padarius ir tikrai veikti, dirbti su komanda labai svarbu pačioj pradžioj, kai kompanija tiktai atėjo į rinką. Tai galiu pasakyti, kad 8 būdai kompanijai gauti atlygį yra. Šiai dienai mum labiausiai moka pagrindinius, mes jaučiam 6 atlygius, 7, 8 dar bus tik pridėtas. Bet galiu pasakyti, kad kompanija labai lengvai pamalonina mus ir kitokiais apdovanojimais. Pavyzdžiui, buvo labai skelbė konkursus, loterijas, visokias akcijas ir visi šitie dalykai, kuriuose mes dalyvaujam, tai pačiai mums duoda galimybę gauti uždarbį, ne? Pavyzdžiui, dabar buvo konkursas, mes kai užsiregistravom vasario mėnesį, pasirodo vasario 1 buvo prasidėjęs konkursas, kas ten padarys tiek ir tiek CV taškų, važiuos į Malaiziją. Ir buvo atrinkti 10, kurie važiuoja, viską apmokėjo kompanija, bilietai, viskas, mes skrisim Liepos 6, ne? Ir dalis partnerių papuolė, kurie nusipirko tik tai bilietus, ne? Ir nuskristi į Malaiziją, gauti tokią dovaną iš kompanijos, tai tikrai buvo malonu. Tai tiesiog nežiūrint to, kad tie, kurie dirba, gauna pagrindinius tuos 6 bonusus, bet ir dar vis kompanija pamalonina. Tai pirmas bonusas yra pakvietimo bonusas, kada mes pasikviečiam partnerį, jisai užsiregistruoja, mes gaunam tą pačią minutę atlygį nuo nupirkto paketo. Registracijos bonusas, tai galiu pasakyti, nei viena kompanija šito neturi. Jeigu jūs pats registruojat savo partnerius ir partnerius, irgi yra komisinius už tai, kad jūs į sistemą suvedat duomenis, ne? Suvedat, priduodat jo duomenis, tai kompanija moka papildomai, tai tikrai yra nuostabu, nes labai dažnai lyderiai užsiema šitą darbą ir jie negauna jokio komisinio, tai čia komisinį už tai moka ir sakyčiau nemažą, nes pati registracija užtrunka labai trumpai. Atnaujinimo bonusas tai reiškia, kada jeigu jūs atėjot su mažesniu paketu, mes apie juos toj pakalbėsime, tai visada jūs turite galimybę pasikelti savo paketo dydį, nes būtent nuo paketo dydžio jūs ateityje gauna didesnius bonusus. Kuo didžiausias jūsų paketas, tuo jums didesnis galimybės čia uždirbti. Mačio bonusas, jisai vadinasi, kada jį moka 1 kartą mėnesyje. Dar binarinis bonusas. Tai binarinis bonusas, kadangi šitoj kompanijoje yra ir linijinis, ir binarinis marketingas, tai binarinis bonusas irgi mokamas tą pačią minutę, kai tik tai pasijumi binarį, atsiranda pora. Tai jisai moka. Tai šitie 4 bonusai mokami iš karto. Binarinis bonusas iš tikrųjų ant rytojaus mokam. Mes atsikeliam anksti ryte ir jisai būna įkritęs. Mačio bonusas ir linijinis bonusas mokami 1 kartą mėnesyje, 1 mėnesio dieną. Tai mačio bonusas yra tada, kada jau jūsų komandoje atsiranda lyderių ir tie lyderiai pradeda uždirbti binarę. Tai jūs net iki 10 gylio savo partnerių, jūs gausite
nuo jų uždirbtų pinigų komisinį. Pirma linija 5 procentai ir taip toliau aš parodysiu. Linijinis bonusas lygiai taip pačiai. Net 95 procentus kompanija moka į tinklą nuo papildomų pirkimų, arba galima pavadinti aktyvacijom. Tai jau yra linijinis bonusas. Tai reiškia už visą jūsų liniją ir jūsų partnerius iki 10 gylio, kurie daro kas mėnesį aktyvacijas. Šitas komisinis yra išmokamas 95 procentai jums iš visų šitų 10 gylių pirmą mėnesio dieną. Lyderiavimo bonusas ir valiutos bonusas, jisai bus šiek tiek vėliau, bet jie jau yra įtraukti į marketingą, bet jų dar kompanija turi biškį paaugti. Žinot, dar aš biškį sugrįšiu prie šito ir pabrėšiu pagrindinius dalykus. Kodėl aš atėjau šitą kompaniją? Žinot, ir va čia išgirskite, brangieji, čia yra labai svarbu. Čia yra labai svarbu tai, ką aš pasakysiu. Labai dažnai kompanijos lyg ir atrodo moka nemažus komisinius, bet tą komisinį paskirsto. Tai automobilio programai, tai būsto programai, tai atideda į kažkokią tai piniginę, kad iš kurios tu gali tik tai produktą pirkti. Ir tokiu būdu yra sumažinamas tavo tiesioginis uždarbis. Tu kaip ir atrodo uždirbai tuos pinigus, bet tu jų negali išsivesti. Atidėjo tau ten tiek procentų į mašinos programą, ten į būsto, į kelionių, labai mėgsta kompanijas, į kelionių programą atidėti tavo uždarbį, ne? Ir tu negauni to padaryto darbo, tokio maksimaliai, ne? Nes iš tikro, mes, kada pradedame ypatingai dirbti, mums labai norisi gauti tą atlygį, ne? Ir kada mes to negauname, praeina ta motivacija, ne? Tai galiu va šitą dalyką pasakyti, man asmeniškai šitas labai patiko, aš į tai labai kreipiu dėmesį, kad mano uždarbio niekur netideda, neišskirsto. Ir nes aš, pavyzdžiui, vienoje su kompanijoje taip turėjus, kada mano buvo uždarbis išdėliotas ant 10 metų ir kai aš iš tos kompanijos išėjau, aš negalėjau nieko pasiimti, nors mano tie pinigai buvo uždirbti. Čia lygiai tas pats. Gerai, jeigu jūs dirbsite ir gerai, bet jeigu žmogus nustoja dirbti, tai tas uždarbis, kurį jisai galėjo iš karto pasiimti, jisai lieka kompanijai. O šičia jums atiduos viską tą pačią sekundę, jūs turėsite savo uždarbį. Linijinis ir mačio bonusas vieną kartą mėnesyje, bet patikėkit manim, dėl jo verta padirbėti. Tai va, tai į šitą tikrai reikia atkreipti dėmesį, dar į ką reikia atkreipti dėmesį, aš išbėgu įveikiams už akių, ne, papasakoju. Nėra, kas man labai čia patinka, kad kiekvienas gali dirbti savo tempu. Nėra jokių nusinulinimų, praėjo mėnesis ir viskas, ką tu buvai per mėnesį padaręs, viskas išgaravo. Čia taip nėra, nes labai dažnai būna, kad žmogus tada jau turi įtampą, pavyzdžiui, gal jisai turi kitam darbe daug darbo ir negalėjo nieko padirbėti, ne? Ir jisai atsidaro kabinetą, kiek pas jį buvo susikaupę taškų per mėnesį, gal jo komanda dirba ir jam viskas nusinulina. Tai galiu pasakyti, kad šitoj kompanijoje irgi šito nėra. Jūs galite dirbti savo tempu, be įtampos, mokindamiesi ir vis tiek turėti puikų rezultatą. Mėnesinis pirkimas būtų blogiau, jeigu jo nebūtų. Galiu iš karto pasakyti, tie žmonės, kurie galvoja, ai, čia kas mėnesį pirkti, jis nėra privalomas. Jis nėra privalomas, bet tie, kas ateis kurti komandas, jie supras, kad būtent tam linijiniam bonuse iš aktyvacijų yra iš komandos patys didžiausi pinigai ir jūs greitų metu tą pajusite. Tai galiu pasakyti, kad tikrai, jeigu kompanijoje nėra mėnesinio pirkimo, tai žinokit, geriau neikite tenai. Ir jeigu kompanijoje nėra binaro,
irgi uždarbiai bus visada maži. Ir žinot, kai labai dažnai man sako, oi, kaip gerai pas mumi nėra mėnesinio pirkimo, nėra paketų pirkimo, žodžiu, ten jokių investicijų nėra, nieko nėra ir kviečia į verslą. Tai jeigu nėra jokio pirkimo, tai ir nėra uždarbio. Įsidėmėkite tą visam laikui. Jeigu jums siūlo verslą uždirbti, kur nėra pirkimų, nėra aktyvacijų, nėra paketų pirkimų, ten nėra pinigų. Ten yra tik vartojimas savo reikmėms. Taip. Registracijos paketai. Labai dažnai žmonės klausia, kaip ateiti į kompaniją, kiek tai kainuoja ir taip toliau. Pas mus yra 4 paketai, dirbame daugiausia su šitais dviem, bulderiu ir pionieriu. Ir galiu paaiškinti, kodėl. Vienas dalykas, kad kompanija mums siunčia juos nemokamai. Kitas dalykas, kada žmogus ateina tik tai vartotojų, nu gerai, jisai nusipirks tuos 3 produktus, pavartos, nes lyderis, jisai gauna 3 produktus, jisai sumoka 102 eurus, čia parašyta doleriais, bet ir eurais lygiai tas pats, ne? Ir ką praeis mėnesis, jisai vėl per naują turės pirkti. Tai galiu pasakyti, produktai mums neteina dar per 3 dienas, tikrai neteina. Todėl aš rekomenduoju iš karto ateiti su didesniu paketu ir gal jums su kažkuo netgi pasidalinti, kooperuotis ir įsigyti tą paketą. Štai, kad paketas keliauja net iš Malaizijos į Lietuvą. Ir kol jūs suvartosite, realiai jau jums tada vėl iš karto reikia užsisakinėti. Jeigu jūs ateisit su didesniu paketu, jūs tiesiog ilgiau turėsit vartoti. Pasidalinsit su artimais žmonėm ir jūs pamatysit, aš, pavyzdžiui, savo pionier paketą per 2 dienas aš jau jo nebeturėjau. O ten net 26 produktai. Tai va, tai atėjimas su bulderiu 408, gaunate 12 produktų. Su pionieriu 884 ateinat su 26 produktais. Jeigu į tą paketą jūs įsidedat papildomai vyriškų produktų, ten kiekvienas produktas $3 dar dasideda prie šito paketo, irgi reikia žinoti, bet aš manau, kad jums paaiškins tas žmogus, kuris jūs pakvies. Pinigus kol kas į kompaniją įkeliam per kriptovaliutą. Bet čia yra viskas laikina, tol kol turėsim oficialią registraciją. Dabar premija tiesioginiam rėmėjui, tam žmogui, kuris jūs pasikvietė į šitą kompaniją. Aš gal vis dėlto per visą prezentaciją daugiau kalbėsiu apie bulderį ir pionierių. Nevardysiu visų paketų, kiek kas ką gauna, už tai, kad jūs visada galėsite pasižiūrėti šitą video ir pamatyti šitą lentelę. Ir jeigu jūs atėjote su pionieriu ir užregistruojat pionierių, jūs gaunate $234. Tai yra tikrai labai didelis komisinis, nes tas partneris sumoka 884 ir net 30% jums kompanija išmoka iš karto už registraciją. Ir dar jūs ant rytojus gaunate už binarą $93 ir jeigu jūs pats užregistravo tą partnerį, tai iš viso gaunasi $347 už vieną pakviestą partnerį. Jeigu jūs pakviesit bulderį, tai bus šiek tiek mažiau, jau tik 21%. Jeigu jūs esat pionierius ir kviečiat bulderį, jūs gaunat 21% nuo $408. Atkreipkite dėmesį, ne? Jeigu jūs esat bulderis ir pasikviečiat bulderį, gaunat 26%. Todėl geriausia būti pačiam pionieriu ir kviesti pionierius. Jeigu jūs, būdamas pionierius, pasikviesite bulderį, jūs gausit 26%, ne? Tai bus 93,60. Čia tik už paketą. Apie kitus komisinius pakalbėsime toliau. Čia pirmas komisinis. Ir va tai atrodo tiesioginiam rėmėjui bus, jeigu jūs esat bulderis ir jeigu jūs pasikviečiat vieną iš šitų, iš karto matot, kiek rodo
procentų jūs gaunate nuo to sumokėto paketo. Ir vat, pavyzdžiui, jeigu jūs esat pionierius ir pasikviečiat bulderį, tai bendras komisinis tą dieną pas jūs bus $145.80. Jeigu jūs esat pionierius ir pasikvietėt pionierių, žiūrėkit, kiek jūs gausit. Jūs gausit 234, tai 30%, jeigu pakviesit bulderį 26%, tai 93,60, jeigu lyderį 23% tik tai 20,70 ir konsultantą mes kol kas neregistruojam šitų paketų. Ateityje, kai bus sandėliai, galima bus ir su mažesniais. Ir jeigu jūs esate pionierius ir užregistruojate pionierių, jūsų bendras komisinis bus, čia dar yra įtrauktas mečo bonusas, čia mano buvo, aš tiesiog nufotkinau, čia 3,47 komisinis būna. Žodžiu, jūs gaunat, kad tas žmogus nupirko paketą, kad jūs pats suvedė duomenis į sistemą 19,50, jūs gaunate binarą, jeigu pas jūs abiejose pusėse yra žmonių, ir jūs gaunate bendrą sumą $347. Antras komisinis yra registracijos premija, tai kaip ir minėjau, jeigu jūs į sistemą suvedat žmogaus partnerio duomenis, jums kompanija už tai moka. Nei viena kompanija, mano žinoma, niekada nemoka šito komisinio. Tai yra tikrai naujiena. Ir jūs pagalvokite, jeigu jūs esate pionierius ir registruojate pionierius, jūs kiekvieną dieną gaunat po 19,50 N kartų. Šitas komisinis nėra ribojamas. Jūs galite kas 10 minučių registruoti žmogų ir kiekvieną kartą gauti po 19,50. Tai irgi atkreipkite dėmesį, jeigu jūs esat bulderis ir registruojat, pavyzdžiui, pionierių, jūs gaunat 15,50. O jeigu jūs esat bulderis ir registruojat bulderį, gaunat 7,20. O jeigu esat bulderis ir registruojat pionierių, gaunat $9. Čia irgi priklauso dalis komisinio. Trečia premija yra už paketo atnaujinimą. Kaip ir sakiau, jeigu jūs ateinat su mažesniu paketu ir nusprendžiat jį atnaujinti, jūs damokate skirtumą, kas irgi yra labai gerai. Jums nereikia vėl per naują pirkti to paketo, jūs tiesiog, jeigu pirkot bulderį, mokėjot 360, taškų, mokėjot $408, va, o pionierius kainuoja 884 ir turi 780 taškų. Tai reiškia, jūs damokėsit $476, jums pasipildys 420 PV taškų, jūs tapsite pionierium, bet sponsorius, kuris jūs pakvietė, jisai gaus komisinį už tai. Už tą jūsų skirtumą, lygiai tokį patį komisinį skirtumą, kiek trūksta iki pionierius. Ir skaičiuojama realiuoju laiku ir šitas komisinis įkrenta iš karto tą pačią minutę. Dabar pajamos už plėtrą, ketvirtas komisinis yra binaras. Jisai išmokamas ant rytojus iš ryto. Mūsų laiku Lietuvos 2 valandą nakties įkrenta tas komisinis, bet vis tiek jau turbūt nelaukiam mes nei vienas tos 2 nakties, atsikeliam ryte ir kabinete pamatom šitą komisinį. Į ką reikėtų atkreipti būtent binarę ir kodėl vėl pabrėšiu reikia būti pionieriu. Jeigu jūs esate aktyvus žmogus, jeigu jūs ateinat kurti komandą, tai besąlygiškai jūs turite būti pionieris, kitų kalbų net nėra. Ir kodėl tai yra labai svarbu. Jeigu jūs esat lyderis, kaip pavyzdys, lyderis, ir pradedat registruoti partnerius, tai tą dieną jūs galite gauti 90 PV taškų, ir už juos jums sumokės kompanija 10%. Jeigu vienoj pusėje, kitoj pusėje pas jūs registruojasi partneriai, tai jūs už 90 PV taškų jūs gausite 10%.
Kitu atveju, jeigu tą dieną bus daugiau registracijų negu 90 PV taškų, už likusias jūs gausite tik tai 5 procentus. O jeigu jūs esate pionierius, tai jūs tą dieną už 780 PV taškų gaunate net 12 procentų, už likusius gaunat 6 procentus. Ar jaučiat skirtumą? 90 PV taškų ir 780 PV. Ane? Ir kada jūs pionierius, jums 12 procentų, jūs gaunat nuo visų tų 780. O jeigu jūs lyderis, jūs gaunat tik 10. O paskui per pusę. Tai kas patys turi lyderį ir toliau registruoja, tai jie iš tikrųjų sudėjus viską tikrai labai patiria nuostolius. Todėl pirmiausia reikia kuo greičiau būti pionieriu. Kuo greičiau. Tai šitas komisinis, jisai yra mokamas kiekvieną dieną, kaip tik tai pas jūs struktūroje įvyko judesys ir jūsų mažesnė koja įkrito taškų, nes visą laiką jūs matot, kada vienoje koje yra daugiau taškų, kitoje mažiau, kaip tik į mažąją koją įkrenta taškų, jūs visą laiką gausite komisinį. Ir dar pabrėžiu, įsidėmėkit vieną dalyką. Labai svarbu tai žinoti. Nebūtinai jūsų pastatyti žmonės turi būti. Nebūtinai jūsų asmeniniai. Jeigu jūsų vienoj pusėje yra jau daug susikaupę taškų ir kairiai pusėje, net ar kairiai ar dešiniai visai nesvarbu, mažesniai kojoje yra judesys, gal jūsų partneriai jau registruoja partnerius, jų partneriai partnerius, visai nesvarbu, kas iš jūsų komandos ten stato, jūs visada gaunat komisinį. Čia irgi labai svarbus momentas, nes kitose kompanijose moka tik už asmeninius. Atkreipkite tai dėmesį. Ir šitą dalyką aš iš karto pastebėjau, kad tai yra labai gerai. Ir kada jūs esat bulderis, lyderis, yra apribojimai. Savaitės limitai, mėnesio limitai. Jeigu jūs esat pionierius, jums jokių limitų nėra. Bet dar kartą noriu pasakyti, bulderis, pionierius yra tikrai labai svarbu tiems, kas ateinant statyti komandą. Nuo pat pradžių pasistengkite. Jums ir produkto reikia turėti ir turėti gerą paketą. Dabar aš čia biškį piešiau, kaip atrodo, tai vat jeigu kaip pavyzdys, kairiai pusėje pas jūs, vat pavyzdžiui, atsistojo pionierius, o dešiniai pusėje bulderiai, ne, kaip pavyzdys. Tai jeigu jūs čia kaip pionierius, iš tikrųjų čia, jeigu atsistoja bulderis, čia pagal viską, jeigu čia viršų pionierius, tai 12 procentų moka nuo 7-80 taškų. Čia biškį matau klaidą padaryta, arba aš blogai nukopijavau. Žodžiu, ką ir pasakojau, 780, jeigu jūs esat bulderis, tai yra 12 procentų, paskui visi kiti daugiau taškai jau skaičiuosi tą dieną po 6 procentus. Ant rytojus vėl viskas iš naujo. Va šičia labai gerai matosi. Jeigu jūs esate pionierius ir pas jūs kairiai ir dešiniai pusėje registruojasi pionieriai, pavyzdys, ne? Atėjo vienas partneris į mažesnę koją, 780 taškų, jūs gavo 93,60. Bet jeigu tą pačią dieną dar į mažesnę koją užsiregistravo dar vienas pionierius, jūs gavot 46,80. Jeigu bus dar vienas pionierius, ar dar jų gali būti 4-5, kiek tik norit, už kiekvieną sekantį jums bus 46,80 ir todėl jūs galite kasdien labai lengvai pasiskaičiuoti, jeigu matote. Bet, pavyzdžiui, yra ten vienoj pusėje kokie 2-3 tūkstančiai dieną, ne? Tai jūs atimat 7,80, padauginat iš 12, gaunat tą sumą,
o už likusius pasidauginate iš 6% ir jūs gaunate, žinote, kiek gausite. Ir būna į dieną ir 200 krenta, ir mažiau, ir daugiau visai. Dabar 5. komisinis, kurį moka vieną kartą mėnesyje, tai 1 mėnesio dieną. Jis yra mokamas už plėtrą jūsų komandos. Tai nėra nuo jūsų, tai yra nuo jūsų komandos. Kada jūsų partneriai jau pradeda statyti ir gauti kiekvieną dieną binarą, ar kiekvieną, ar kas antrą dieną, kaip tik tai pastato žmogų į mažesnę koją, jisai gauna komisinį. Jeigu jisai gauna 93, pavyzdžiui, dolerius už pirmą liniją, kas yra jūsų pirma linija? Tai yra tie partneriai, kuriuos jūs asmeniškai pasikvietėt. Antra linija yra jūsų asmeniškai pakviestų partnerių partneriai. O trečia jums linija yra jūsų partnerių pakviestų partnerių partneriai. Jums yra trečia linija, ne? Tai už tas 3 linijas kompanija moka besąlygiškai. Ir jūs atkreipkite dėmesį, jeigu jūs esat pionierius, ar konsultantas, ar lyderis, ar builderis, šitas 3 linijas visiems moka vienodai. Toliau jums jau reikia būti padarius goldą. Goldą tai yra rangas. Kad jums atsidarytų 4 linija, jūs jau turit būti padarę goldą, tai yra 2,5 tūkstančio jūsų balanse uždirbtų pinigų. Kas yra 2,5 tūkstančio? Tai yra visi jūsų to mėnesio uždarbiai, visi. Ir šitas mečio bonusas skaičiuojasi, ir aktyvacijos, viskas. Kai tik pas jūs atsiras balanse 2,5 tūkstančio, jūs tapsite goldu. Reiškia, jums atsidarys jau 4 linija, nuo kurios jums moka 2%. Čia jau į gilį nuo jūsų komandos. Kad jūs gautumėt 5 liniją, jums jau reikia tapti platinum. Kad gautumėt 6 liniją, jums reikia tapti rubinu. Aš jau esu rubinas, man atsidarius jau yra 6 linija. Nuo 5 iki pat apačios po 1%, 10 gilių iš viso kompaniją, nuo jūsų partnerių binaro apyvartos moka net 20% į gilį. Tai va, aš dabar esu rubinas, man reikia padaryti safyrą, toliau ir kad gauti tos 10 gilių, dar mes turim kur padirbėti, ne? Bet iš tikrųjų tai yra unikalu, galiu pasakyti, nežinau daug tokių kompanijų, kad tiek mokėtų. Aš realiai nei vienos jos tokios nežinau, moka daugiausia 2 gilius. Ir tai procentai būna daug mažesni. Tai va čia taip atrodo lyderio rangai, bet kaip ir sakiau, auksas 2,50, paskui zolota zvizda, tai gold zvizda, gold star vadinasi, 5,000, kai jau jūsų balansą rodys, ne? Platina 7,5, platina zvizda, tai platina star yra 10,000. Ir rubinas 15. Tai va aš šiuo metu esu rubinas, einu link rubin star, tai rubino žvaigždė, ne? Bet rubino star žvaigždė man netidarys gilio, man tik tai atidarys safyras 30,000. Tai jums lygiai taip pačiai pradedam nuo goldo ir po truputį, kada komanda auga, patikėkit, tie rangai gan greitai. Dabar aktyvacijos bonusas, apie kurį kalbėjau, jisai yra unikalus ir nuoširdžiai galiu pasakyti, nerasite nei viena kompanija tokio nemoka, 95% nuo 10 gilių, su tokiom lengvom sąlygom nėra niekur, tiesiog nėra, ne? Ir ką reikia jums turėti, ir kas yra labai gerai šitam binare, jums reikia turėti vieną partnerį aktyvų vienoj pusėj, kitą partnerį aktyvoj, kitoj pusėj užregistruota binare, bet jie jūsų asmeniniai linijoj, pirmoji jūsų jie,
Bet binarį, vienas kairiai, kitas dešiniai, jums atsidaro 2 gyliai, 10 už pirmą gylį, už antrą gylį 15%. Tai reiškia, už aktyvacijas mokės už jūsų pirmą liniją ir už jų partnerius irgi mokės, kai jūs turėsit ir vieno, ir kitoj pusėje po partnerį. Ir galiu pasakyti, jeigu jūs turite, pavyzdžiui, jūs esate komandoje, ne, ir pasiūmė vienoj pusėje labai daug išbėgę taškų, o kitoj tik jūs statot mažiau taškų ir pastatė tik tai jūs toj kairiai mažoj kojai gali turėti ir daugiau tų partnerių, bet kai jie pradės daryti aktyvaciją ir jūs patys nebusite pastatę į dešinę, jūs už aktyvaciją nieko negausite. Todėl labai svarbu partnerius statyti ir į kairę, ir į dešinę. Šito mes mokinamės atskirai. Lygiai taip pačiai, kai jūsų komanda plėsis, jūs tą labai pastebėsite, kai jau atsiras 3, 4 gylis, jums būtina pastatyti vėl dar vieną partnerį į kitą koją, į priešingą, ir vienoje, ir kitoj pusėje. Ir žiūrėkit, kas yra dar labai svarbu. Kompanija nenurodo, su kokiu paketu turi būti pastatytas partneris priešingoj pusėje. Jisai gali būti lyderis, jis gali būti bulderis, pionierius. Svarbu, kad jis ten stovėtų ir jisai būtų aktyvus kiekvieną mėnesį, pirktų produktą. Po vieną produktą, aktyvacija mūsų į mėnesį vienas produktas, tai yra 28 eurai, tikrai daugiau negu juokinga, ne? Ir dar nepabaigiau, bet realiai lygiai taip pat toliau, kada jūsų komanda auga, tai nuo 1-2 gylio jūs gauna 15%, nuo 3-4, nuo 3 20%, tai yra labai daug, nuo aktyvacijos. Vieno produkto kaina $28, bet jisai turi 16 PV. Tai skaičiuoja kompanija nuo 16 PV ir 10% tai yra €60. Jeigu jums 20% moka, reiškia 3,20 €. Va taip, nuo 16 reikia skaičiuoti, ne nuo 28, o nuo 16. Ir taip jums nesunku pasiskaičiuoti. Jeigu jūsų partneris padarė ir vienas ir kitas po 10 produktų aktyvaciją, pirmoji linijoje yra, reiškia, jūs gausite $32. Nuo vieno gausit 16 ir nuo kito 16. Bet jeigu jie padarė tie partneriai, kurie jau pas jūs trečioj linijoje, po 10 produktų, tai jūs nuo vieno gausit $32 ir nuo kito partnerio gausit $32. Galiu pasakyti, kad čia yra patys didžiausi pinigai iš tos aktyvacijos. Todėl reikia susikurti kuo skubiau komandą. Ir toliau iki 5 linijos, va taip, 10, 15, 20, 15, 10 ir paskui visi sekantis po 5. Tai yra labai daug, nes į apačią jūsų komandoje žmonių bus daugiau, daug daugiau negu pirmoji linijoje. Ir aš čia tokia buvau lengvą paskaičiavimą padarius su minimaliais rezultatais, pačioj pradžioj su minimaliais, ne? Kada, kaip pavyzdys, jeigu jūs, kad jums atsidarytų visi 10 gylių, jūs besąlygiškai turite ir vienoj pusėje turėti 5 ir kitoj pusėje 5, ne? Jau prieš tai kalbėjau. Bet jūs įsivaizduokite, kad jūsų komandoje ir kairiai ir dešiniai atsiranda po vieną aktyvų partnerį. Po vieną. Iš viso 2. Ane? Tie tik tai perka 4, tai yra 8, o 2 aktyvus, kurie eina iki pat apačios ir stato irgi aktyvių žmonių komandą. Ir aš tai padariau tik 2 partnerių. Tie 2 partneriai, jeigu lygiai tą patį pakartoja, jie turi 8 partnerius, kurie daro aktyvacijas, bet 2 kuria labai komandą, ne? Tai jau antroji linijoje pas jūs bus 4 partneriai ir jeigu jie darys aktyvaciją, tai bus 64 CV taškų, reiškia, jūs nuo jų uždirbsit 9,60. Ir taip, jeigu eiti iki 10 gylių ir būtų atkartojimas, tai per visą tą 10 gylių tų aktyvių partnerių pas jūs bus 1024.
tūksta. Ir aš girdėjau, kad po pusės metų jau turi komandoje tiek partnerių žmonės, ane? Jie per mėnesį padarys aktyvacijas. Tai čia kalbu tik tai apie tuos, dar prisidėti turėtų ir tie, iš tikrųjų, reiktų atskirą dar punktą padaryti, bet jau nedariau to. Tai bus, jie nupirks už 16 384 CV taškus. Ir jeigu nuo pirmos linijos 10, 15, 20 nuo visus bendroj sumoj, ane, jūs uždirbsite 1715. Jeigu jie pirks tik po vieną produktą. Tik po vieną produktą. Čia va susideda visų, nuo pirmos linijos tiek gausit, nuo antros priklauso kiek, kokioj linijoj pat. Bet čia toks minimalus pavyzdys, minimalus. Tai aš va šį mėnesį jau tiek gavau. Čiučiut mažiau. Žinau, kad mano vadovė gavo tiek. Ane? Tai mes dar gavom tik tai už 3, 4 liniją. Vaizduojat, o jau mes gaunam tokias sumas. Tie, kurie turi didesnę komandą, kurie dar tik pradėjo, tai aišku nespėjo, bet aš kaip pavyzdį sakau, čia dar tik pradžia, ne? Tai šitos aktyvacijos 95% nuo 16 PV. Jeigu vien tik po vieną produktą, o žmonės perka ir po 10, ir po 20, šį mėnesį bus paskelbta vyriško produkto akcija. Tai aišku, žmonės pirks ne po vieną produktą, ne? Tai va, ką aš noriu pasakyti, kad labai svarbu šitas komisinis, jisai jumi nuneš į aukštumas. Ne tik jūs ir mane, ir visus, kurie dirbs. Kurie vartotojai ir nieko nedarys, tai aišku, jie turės nuostabią sveikatą. Tai va, tai pabaigai galiu pasakyti, kad šiandien ką reikėjo svarbiausia pasakiau. Prisijungusi mūsų komandą, aš kaip Aušra Stankevičienė tikrai sakau, kad jūs tikrai vartosite gerą produktą, jūs gausite mokymus, palaikymą, motivaciją. Žinoma, ta motivacija jinai sąlyginė, nes realiai mes visi ateinam kiekvienas save motyvuoti, ne? Mes kiekvienas turim žinoti, ko mes ateinam. Ir šitoj kompanijoje tikrai yra labai didelės galimybės. Drąsiai kalbu, kad tikrai išskirtinė kompanija. Ir visai nesvarbu, ką galvoja kiti. Žinokit, laivas šitas didelis jau pradėjo plaukti, jisai dar nėra užsipildęs ir laukia jūsų. Tai tikrai labai ačiū visiems, kurie klausot, kurie domitės, tikrai mums labai įdomu jūsų nuomonė ir laukiam jūsų prisijungiant. Kreipkitės būtinai į tą žmogų, kuris jūs pakvietė paklausyti, kuris jums davė šitą video. Ir laukiame jūsų komandoje. Tai šį vakarą tiek ir iki kito karto klausimus atsakysime dabar.